Pavargę nuo didžiulių šilumos sąskaitų vis daugiau daugiabučiuose namuose gyvenančių žmonių nori atsijungti nuo centrinio šildymo. Tačiau tai apsunkina didžiuliai reikalavimai. Vieno Kretingos daugiabučio namo gyventojams tokių problemų nekyla. Jie jau kelis dešimtmečius namą šildosi malkomis, todėl moka kelis kartus mažiau negu kiti. Kretingoje Tiekėjų gatvėje stovintis 33 butų namas unikalus ne tik regione, bet turbūt ir šalyje. Gyventojai namą šildo malkomis. Pasirinkti tokį šildymo būdą žmonės buvo priversti, nes šilumos trasa iki jų namo tiesiog nebuvo privesta. Džiaugiamės, nes pajamų turim labai mažai. Minimumai tai būtų iš vis nieko neliktų nei iš ko valgyti. O čia mes tik už kvadratą mokam po litą. Kiek išeina, pavyzdžiui, jūsų butukas? Mano butas yra 61 kvadratas, 61 litas. Žmonės patys turi pasirūpinti kuro. Veža malkas, jas kapoja ir draugiškai kuria krosnis. Tačiau kretingiškiai nesiskundžia, jų sąskaitos kur kas mažesnės negu kitų gyventojų. Ir kaip jūs susitarėte visi draugiškai? Taip ir tarėmės, kas nedirba, yra apie pusę namo nedirbančių žmonių ir kažkaip ir tarėmės. Kas jau kūrenam, tai jau pavasarį, kada aplinkos visi darbai prasideda, jau mes nebedirbam. Jau dirba tas, kas dirba, kas gali. Tačiau jeigu bet koks kitas namas nuspręstų pasinaudoti kretingiškių patirtimi ir pasiryžtų atsijungti nuo centrinio šildymo, susidurtų su aibė kliūčių. Reikalavimai yra labai griežti, todėl tam ryžtasi vienetai. Ypač daug interesantų atsiranda šildymo sezono pradžioje, kai gaunamos pirmo šildymo sąskaitos. Kada sąskaitos yra gaunamos didesnis, tada jau toks galbūt bruzdėjimas prasideda. Būna pavasarį po šildymo sezono yra priimami, turim tokių pavyzdžių senamiestį, kada eilė nedidelių, ten 5-8 būtų namai, kurie buvo vienoje šildymo sistemoje ir gyventojai yra priėmę, kad dalintis atskirai, išsirenginėti savo šiluminius mazgus ir kitą etapą jau pradėti savo vidaus šildymo sistemas, tokių pavyzdžių turim. Specialistai sako, kad net ir atsijungus nuo miesto centrinio šildymo už bendro naudojimo patalpų šildymą gyventojai turėtų mokėti. Be to žmonės negali pasirinkti, kaip šildytis, nes reikalaujama, kad šildymo būdas būtų ekologiškas. Pavyzdžiui, daugiabutis negali būti šildomas dujomis. Galima rinktis geoterminį šildymą, šildymą saulės baterijomis ar elektra. Bet šildytis elektra gyventojams yra per brangu, o naudotis alternatyviomis galimybėmis ryžtasi nedaugelis.